Sveiki, esu Vaiva Anužė, buhalterijoje praleidusi ketvirtį amžiaus, kai baisu 25 metus. Ir nusprendžiau prabilti, papasakoti jums, kaip prisijaukinti savo skaičius asmeninius arba įmonės, kaip suprasti kai kurias savokas, kaip apskritai geriau orientuotis gyvenime ir buhalterijoje. Nes žinokit, nustebsit, bet gyvenime buhalterijos yra labai daug. Ir nei vienas žmogus, net jeigu jis nėra verslininkas, negali apsieiti be skaičių, be savo asmeninio balanso. Ir nesvarbu, ar jis finansinis, ar jis tiesiog gyvenimo balansas. Tai tokie ir bus tie mano įrašiukai, pafilosofavimai, kurie labai tikiuosi jums atneš daugiau aiškumo ir daugiau naudos. Pradėsiu nuo pirmųjų savokų ir kai kurios galbūt atrodys net vaikiškos, kai kurie paaiškinimai galbūt atrodys primityvus, tai neskubėkit pabėgti. Aš siekiu kalbėti apie tai, kas sudėtinga, labai paprastai. Tai jeigu skambės vaikiškai, reiškia man pavyko, bet per tuos vaikiškus dalykus tikiuosi man pavyks atskleisti jum ir kažką sudėtingesnio. Tai pirmoji savoka, nuo kurios pradėsiu, yra bruto ir neto. Atrodo, jau tikrai nerastumėm žmogaus, kuris to nežino, bet žinokit, prieš 20 metų turėjau bendradarbį jauną vaikinuką. Aš jau dirbau toje tarptautiniai kompanijoje, jis atėjo nesenai darbintis. Ir per darbo pokalbį jie ten su vadovu susilygo, kas jiems reikalinga, kas ką atitinka, kokie lūkesčiai, ir atėjo eilė atlyginimui ir vadovas jo klausia, kokio atlyginimo tu tikiesi. Ir jisai sako, imkim 2000 kronų. Sako 2000 kronų. Ir vadovas klausia, o tai čia bus neto ar bruto? Ir vaikinas susimastė, tada taip su savim pasitarė ir nusprendė, kad bruto skamba drąsiau ir įžūliau, taip sukaupė drąsą ir sako, aš noriu bruto. Ir tokiu būdu jisai susiderėjo savo atlyginimą mažesnį kone dvigubai už tą, kurio jisai tikėjosi. Tai kiek mums kainuoja savokų elementariai nežinojimas, ar ne? Tai tiesiog priminsiu, kad bruto yra suma su mokesčiais, arba atlyginimas į rankas, arba paslauga, kurią jūs mokėsite, tai jinai gali būti su PVM, arba gali būti su kitais kokiais mokesčiais, o neto yra jau ta grina suma be mokesčių, atskaičius visus mokesčius. Ir dabar tas baisus žodis balansas, ką jisai reiškia. Balansas buhalterijai labai gąsdina ir aš pastebėjau, kad yra tikrai nemaža dalis vadovų, kurie bėga nuo balanso skaitimo, nes atrodo, kad tai yra kažkas labai bauginančio, sudėtingo, baisaus, nesuprantamo, vos ne kažkokia ten velnių kalba surašyta, bet iš tikrųjų tai yra tiek paprasta, kad jūs nustebsit, kaip lengvai tą galima perskaityti ir suprasti. O jeigu jums balansų skaityti nereikia, sudėtingų finansinių ataskaitų, tai jums tikrai pravers gyvenime bet kokiu atveju. Tai žodžiu balansas, ką jisai reiškia? Tai žodis kilęs iš lotynų kalbos, reiškia dvi lėkštės, bis ir lanks. Tai bis jau tikrai esat girdėję 2 kartus, lotyniškai reiškia kviečiam pakartoti koncertuose, jeigu mums patinka. Lėkštės yra lėkštės ir tikrai kiekvienas neabejotinai esat matęs tą temidę deivę užrištom akim, kuri laiko svarstyklę su 2 lėkštėm. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiek padėsi į vieną lėkštutę, tiek padėsi ir į kitą. Iš tikrųjų, ne, interpretacija oficiali turbūt kitokia, bet buhalterijoje taip yra. Aktyvai yra visą laiką lygus pasyvams, arba kitaip lietuviškai šnekant, turtas yra visą laiką lygus įsipareigojimams. Tai yra tiesiog elementariai 2 dalys balanso. Pirmoje išvardinta turtas, antroje išvardinta visi įsipareigojimai, arba dar kartais vadinasi įsipareigojimai ir kapitalas, arba tik tai kapitalas nuosavas ir skolintas. Tai kapitalas ir įsipareigojimai iš esmės yra vienas ir tas pats. Tik tai tas kapitalas jisai gali būti to steigėjo akcininko, ar ne, o skolintas kapitalas tai yra tie įsipareigojimai.
Tai apie tai detalizuosiu vėliau, bet dabar šiai dienai būtų labai smagu išsinešti tą tokį suvokimą paprastą, kad tas baisus balansas nieko daugiau nereiškia, tik tai dvi dalys - turtą ir įsipareigojimus arba kapitalą. Ir tai tiek elementaru ir tiek gyvenimiška, kad mes net kaip žmonės ateinam su šitom savokom į pasaulį. Mes ateinam su tam tikrais aktyvais, tai reiškia, mes turim tam tikrą laiką skirtą žemėje mums, tam tikrą kūną, tam tikrą protą, tai yra mūsų aktyvai. Ir turim įsipareigojimus, mes turim kažką su šituo gyvenimu nuveikti, pageidautina prasmingo kažką. Tai va tas mūsų laikas yra lygus tam mūsų įsipareigojimui kažką padaryti, pageidautina, kad po mūsų būtų gražiau ir fainiau. Ir net tos pačios mūsų smegenys turi du pusrutulius. Vienas atsakingas už logiką, kitas atsakingas už vaizduotę. Smegenys susideda iš dviejų dalių. Turim dvi rankas, turim dvi kojas. Ir bet kokia filosofija apskritai turi dvi dalis. Tai jeigu mes imtumėm religiją, tai yra Dievas ir velnias, filosofijoje gėris ir blogis, kokioje nors matematikoje pliusas, minusas, yin ir yang, fotografijoje šviesa ir tamsa, tu nieko nesukursi, jeigu bus vien tik šviesu arba vien tik tamsu. Ir mūsų gyvenimas yra toks. Ta mūsų tiesa ir tas labiausiai mums tinkantis viduriukas yra visada kažkur tarp dviejų kraštutinumų. Nes kaip ten bebūtų, nei vienas iš mūsų nesam nei visiškas Dievas, nei visiškas velnias. Tai žinokit, ką aš pastebėjau per tą ketvirtį amžiaus, kad balansas yra raktinis žodis praktiškai visame kame. Koks klausimas jums bekiltų, kokio patarimo jums gyvenime bereikėtų, pirmiausia prisiminkit balansas. Ir tada pabandykite esamoje situacijoje išsivesti, kur tas yra kraštutinumas, kur yra totalus gėris, kur yra visiškas blogis ir koks būtų tame balansas. Ir beveik esu įsitikinus, kad surasite atsakymą. Aš savo asmeniškai surandu. Tai va, noriu tik tai dar kartą priminti, kad buhalterijoje yra aktyvai ir pasyvai, arba turtas ir kapitalai, turtas ir įsipareigojimai, tai gali skirtingai vadintis, arba turtas ir kapitalai ir įsipareigojimai. Jau sudėtingiau. O gyvenime visas mūsų gėris ir grožis yra balanse ir gebėjime teisingai viską susibalansuoti. Tai šiam kartui tiek. Iki sekančio.